Labą dieną. Apžvelgsime, kaip reikia pririšti naują HR-Matic pultelį prie BFT ir Horman automatikų. Pultelis jau yra suprogramuotas, šiame mygtuke yra BFT išsaugotas, o šiame Horman galime patikrinti, kad šiuo metu paspaudus BFT jokia lemputė neužsidega ir paspaudus Horman taip pat jokia lemputė neužsidega. Kodėl būtent pasirinkto šitos dvi sistemos? Nes jos yra sudėtingos. Tam, kad pultelis prisirištų prie vartų automatikos, yra reikalingas slaptas kodas. HR-Matic pultelis šį slaptą kodą išleidžia ir leidžia pulteliui prisirišti ir veikti kaip originaliam. Neišleidus jo, pultelis neprisiriš ir neatidarinės jūsų vartų. Taigi, trumpai papasakosiu. Slaptas kodas HR-Matic pultelyje yra išleidžiamas nuspaudus du viršutinius mygtukus 1, 2, 3 ir paspaudus tą mygtuką atitinkamai, kurio slaptą kodą turime išleisti. Jeigu spausiu šitą, bus išleidžiamas BFT slaptas kodas, jeigu spausiu šitą, bus išleidžiamas Horman slaptas kodas arba atitinkamai taip, kaip bus suprogramuotas jūsų pultelis. Taigi, spaudžiu mokymosi mygtuką BFT imtuve. Imtuvas laukia slapto kodo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ir dar kartą spaudžiu mygtuką, nurodant BFT sistemai, kuris pultelio mygtukas atidarinės vartus. Kai padarome šitą procedūrą, reikia palaukti apie 15 sekundžių, ne mažiau, kad programavimo režimas užsidarytų imtuve ir galėtume patikrinti, ar mygtukas prisirišo. Tikriname. Taigi, ledas užsidega, reiškia sėkmingai prisirišo. Dabar tą pačią procedūrą pakartosime su Horman imtuvu, tik tai atminkite, reikės spausti tą mygtuką, kuriame ir yra Horman kodas įrašytas. Nuspaudžiame mokymosi mygtuką, išleidžiame slaptą kodą 1, 2, 3, 1, 2, 3 ir laukiame, kol pradės mirksėti ledas greitai ant pačios Horman automatikos. Kai pultelis prisiriša, ledas pačioje automatikoje pradeda mirksėti greitai. Taigi tikriname. Matote, užsidega mėlyna lemputė ir reiškia, kad pultelis prisirišo.